Sveiki, mokiniai. Šiandienos pamokos tema Juozas Baltušis Tulpės. Pamokos tikslas ir uždaviniai – sužinoti daugiau apie Juozą Baltušį, turtinti savo žodyną vaizdingais posakiais, aprašyti labiausiai sutinkančią gėlę. Taigi atsiverskime vadovėlius. Juozas Baltušis, mokiniai, tai yra slapyvardis. Tikrasis vardas ir pavardė Albertas Juozėnas. Literatūrinis slapyvardis sudarė pasirėmęs motinos pavardę Baltušaitytė, o tėvo pavardė Juozėnas pavertęs vardu. Pasakojimas Tulpės paimtas iš Juozo Baltušio knygos Su kuo valgyta druska, pirmosios dalies Saulėta vaikystė. Pirmojo pasaulinio karo metais Juozėnų šeima kurį laiką gyveno Beketovkoje, prie Volgos. Ten glaudėsi mažai pabėgėlių lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių, lenkų ir kitų. Ypač daug buvo vaikų, mažesnių ar didesnių už Albertą, ramių ir pavykusių. Berniuko motina stengėsi saugoti savo vaikus nuo nedorų poelgių, nuo blogos chuliganų įtakos. Todėl ir siuntė vaiką rinkti tulpių, ne dėl pinigo, o pats žmogus. Taigi, paskaitykite Juozo Baltušio pasakojimas Tulpės. Perskaitę pasakojimus, atsakykite į klausimus teksto paraštėse. Jie padės jums geriau įsiminti, suprasti tekstą. Įsiminkite vaizdingus posakius. Pirmojo pasaulinio karo audros Juozo Baltušio šeimą buvo nubloškusios toli Rusijos gilumą, prie Volgos. Jau būdamas garbaus amžiaus, rašytojas papasakojo apie savo vaikystę. Perskaitęs ištrauką iš šių atsiminimų. Rašytojas moka labai gyvai pasakoti. Atkreipkite dėmesį, kodėl vaikas nustebo pamatęs žydinčios gėles, kurios augo tiesiai iš skurdžios aštrumų žolės. Kur augo tulpės, kokius spalvų jų žiedai, kurie žiedai autoriai patys gražiausi. Aprašykite jums labiausiai patinkančią gėlę. Jos aprašymą įterpkite į pasakojimą apie tai, kaip džiaugiatės gavę gėlę dovanų ar pamatę ją darželyje. Galbūt jums padės perskaitytas Justinos rašinys, taip pat ketvirtokės. Galėsite pagalvoti, kas jums patiko, o ką galbūt rašysite kitaip. Perskaitykite rašinį. Duoti žodžiai galėtų jums pagelbėti rašant rašinį. Ūgtelėti, staiga kiek išaugti. Vešlus, gerai augantis. Laiškas, pailgas siauras kai kurių augalų lapas. Kuplus, su tankiais augančiomis šakomis. Visžalis, žaliuojantis žiemą ir vasarą. Žodžiai galėtų pagyvinti, pagražinti jūsų rašinį. Praktinės užduotys. Perskaitysite Anos Saksės pasakos Žirniukas pabaigą. Kuo tapo jauniausias brolis? Tekste reikės pabraukti daiktavardžius. Iš pirmo pratimo teksto būdvardžių išrinkite tinkamus šiems daiktavardžiams. Brolis, koks, žirneliai, kokį, žiedeliai, kokiais, uoda, kokį. Sodininkas koks. Raskite tekste ir įrašykite. Sutartiniais ženklais pažymėkite reikšmingas žodžių dalis. Jūs pamenate šaknis, priesalis, šaknis, priesaga, galūnė. Dar kartą perskaitykite sakinius apie žirniuką. Parašykite, koks jis. Tai buvo vienintelis jaunylio žirnelis. Koks? Parašykite.
Parašykite savo nuomonę, ar gerai pasielgė jauniausias brolis, neišmainęs žirnelio į auksą. Kaip jums atrodo, ar gerai, parašykite savo nuomonę. Jūs perskaitėte pasakos pabaigą. Galite sukurti ir parašyti visą pasaką. Tačiau ši užduotis smalsučiams. Tai nėra privaloma. Jei rašysite, remkitės šiais klausimais ir su žodžiais. Taigi, sėkmės jums atliekant visas užduotis.